Smagu, Maužeri, kad krepšinis ir toliau garsina Lietuvą. Stepanas Darius, kai atvežė Lietuvą krepšininusvidį, turbūt negalvojo, kad jis taps dar ir diplomatijos priemgongė. Čia apie Valančiūno keturgubą dublę ar diplomatinius Šeškaus paaiškinimus, kodėl Lietuvos Rytas vis gauna ir gauna. Aš kalbu apie įtakingesnius krepšininkus. Vat vakar Ušackas varė krepšinį kartu su Rusijos administracijos prezidento vadovu Sergejum Ivanovu. Ir varė, dar kaip varė, ir nuo baudų mėtė, ir kabliais mėtė, ir užtvaras Ivanovui statė. Ir po to vienam persirengimo kambarį dar gėrė iš vienos Pivo Žiguliovskio šklenkės. Ušackas su Ivanovu ir dar vienoj komandai. Takis konservatorius. Ar nebus taip, kad praleido progą pasėdėti ant atsarginių suolelio komandos, ha? Jūs nepainiokit sportą su politika. Kaip sakė žymus komentatorius su krepšinio kamulio veidu Dmitrijus Kiseliovas, jeigu tu vaikystėje jaunystėje nebuvai maištininkas, tu neturi širdies, o jeigu brandžiam amžiui netapai konservatorius, tu neturi ir protą. Galėjo Ušackas ištaikyti geresnį laiką. Dabar, kai Ivanovo pavaldiniai dubasina Mariupolį, tai Ušackas su Ivanovu ten viens kitam užtvarėlės stato, tapšnoja viens kitam per petį. Ir dar per užpakaliukus patapsi. Nieko čia keisto ar baisiaus nenusitiko. Kas tie 30 ukrainiečių palyginus su karikatūristais iš Šarlio Hebdo arba su tais, kur kašeriniai parduotuviai. Kas čia 30 ukrainiečių prieš 77 taškus krepšinio. Kas čia tokio, kad 0,38 ukrainiečio tai tenka vienam taškui. Argi čia daug. Nu jo. A jūs kartais nežinot, Ušackas su tuo Ivanovu po rungtynių skandavo Krym naš. Vat jūs vėl painiojat sportą su politika. Nu, vyrai po krepšinio, reiškiasi, apsišgėrė šitam persingimo kambarį po šklenkę alaus, po to apsirengė kostiumus, sėdo į mašinas ir jau tada vat Ivanovas ramiai ir priminė Ušackui, kad Krym naš. Nu, o ką Ušackas? Nu, Ušackas ir sako, Ivanovai viena yra bėda. Grybauskaitė vat su to nesutinka, nors Europa jau seniai su to sutiko. Sako Ušackas.